Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalę pradėjo pasirengimą olimpinėms žaidynėms. Pirmose kontrolinėse rungtynėse Klaipėdoje lietuviai sutriuškino Naujosios Zelandijos rinktinę, o antrose penktadienį taip pat uostamiestyje sieks pergalės prieš Tunisą. Pasak trenerio Jono Kazlausko, dabar svarbiausia išbandyti rinktinės naujokus. Pažiūrėsim, kaip jie atrodys, kai dirba tai gerai, bet pažiūrėsim, kaip jie atrodys, kai įsilies pagrindiniai žaidėjai. Ta prasme, drąsos jiems užteko, gal Kariniauskui kiek mažiau šiandieną buvo tos drąsos. O šiaip noro pas juos labai daug, kas nenori būti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Pirmas blynas neprisvylo, nors neramiai laukiam šitų rungtynių. Daug jaunų veidų, trūksta pagrindinių žaidėjų. Ir kaip jau ryte minėjau, kai kurių pozicijų tiesiog neturime, todėl, pavyzdžiui, Ulanovas, Kuzminskas buvo priversti žaisti ne savose pozicijose. Iš viso prieš olimpinės žaidynės Lietuvos rinktinė sužais 11 kontrolinių rungtynių. 6 iš jų vyks Lietuvoje, Klaipėdoje, Vilniuje, Alytuje, Kėdainiuose ir Kaune. Rinktinė į olimpiadą bus išlydėta Liepos 18 dieną, kai Žalgirio arenoje susitiks su Ispanija. Senojoje Lietuvos sostinėje jau 4 metus iš eilės vyks Trakų triatlonas. Sekmadienį Trakuose varžysis daugiau negu 350 dalyvių iš 11 šalių, daugiausia kaimyninių Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Olimpinėje triatlono trasoje sportininkams teks nuplaukti 1,5 kilometro, dviračiu nuvažiuoti 40 km ir nubėgti 10 km. Taip pat vyks varžybos pusės olimpinės trasos distancijoje ir estafečių varžybos, kuriuose 3 vienos komandos nariai pasirinks atskirą rungtį. Birštono gyventojai ir kurorto svečiai galės stebėti įspūdingus karšto oro balionų skrydžius. Nuo pirmadienio Birštone visą savaitę vyks antrasis pasaulio moterų karšto oro balionų čempionatas. Tiek moterų, tiek į pasaulio jaunimo ir Europos čempionatai yra organizuojami būtent lietuvių dėka. Būtent lietuviai, kaip pasakyti, liaudiškai tariant, pramušė aviacijos sporte, kad būtų rengiamos varžybos ne tik bendros tarp vyrų ir moterų, bet ir atskirai atskirtos kelios kategorijos. Tai yra ir moterų atskirai, ir jaunimo čempionatai. Kaip galimybė suteikta rungtyniauti kuo daugiau žmonių ir tuo būdu pritraukti kuo daugiau dalyvių į šią sporto šaką. Ir lietuviai iš tikrųjų labai aktyvūs yra. Lietuvoje yra labai daug oro balionų pilotų. Ir pačiuose ir bendruose čempionatuose skina didžiulius laurus. Pasaulio čempionate varžysis daugiau negu 60 piločių iš 24 šalių. Gausiausias komandas į Lietuvą atsivežė amerikietės, japonės, vokietės ir lenkės. Didžiausia komanda 6 pilotės turės varžybų šeimininkės lietuvės, kurios priskiriamos prie pasaulio čempionato favoričių. Prieš 2 metus mūsų pilotė Agnė Simonovičiūtė pasaulio moterų čempionate užėmė 3 vietą. Man pačiai teko sėkmė 2 čempionatus Vokietijoje ir Olandijoje, Europos moterų čempionatus laimėti 2 vietą. Ir pirmajame oro balionų moterų pasaulio čempionate mūsų Kristina Sunaitienė iškovojo 4 vietą. Tai tikrai labai aukšti rezultatai tarp moterų ir Lietuvos rinktinė taip pat prieš 2 metus iškovojo 1 vietą kaip rinktinė moterų tarp visų oro balionų piločių. Iš viso pasaulio moterų karšto oro balionų čempionate Birštone numatyta 10 skrydžių, kuriuose pilotės turės atlikti tikslės užduotis. Iš šono žvelgiant, ypač jeigu yra lėtas vėjas, nelabai supranta žmonės, kas čia vyksta. Ir jeigu dar balionai yra aukštai danguje, tai nelabai suprasi, ką jie ten daro ten danguje. Iš tikrųjų, pagrindinis užduočių tikslas yra kuo tiksliau atlikti užduotį. Žmonės mato tikriausiai miestuose, kai vyksta užduotis, tam tikruose stadionuose arba aikštėje yra tokie patiesti kryžiai ir balionai stengiasi atskristi kaip įmanoma tiksliau į tą kryžių ir numesti markerį. Tarkim, tai būna labai toks gražus reginys žiūrovam ir tikrai tada iš tikrųjų matai, kaip tie balionai skraido, nes jie niekaip kitaip nėra pilotuojami, išskyrus kaip stengiasi pagauti reikiamą vėjo kryptį ir tuo būdu priskristi prie to taikinio, prie kurio reikia. Būna taikinių, kurie vyksta tiesiog erdvėje, taškas erdvėje, kurį reikia tam tikrame aukštyje pataikyti. Gali būti užduotis, tarkim, tam tikrą atstumą nuskristi kuo lėčiau,
Tai tada labai gražus reginys būna, jeigu tai vyksta virš miesto, kada, kaip sakoma, stogais balionai skrenda. Pasaulio čempionė ir prizininkės paaiškės kitą sekmadienį.